Andrius. Labą rytą. Šeštadienio rytas darbingas. Pirmą traumą. Pažiūrėkit, kiek ant mūsų pienuko grietinės. Aiškiai matosi. Bus pienas. Bus susidėt kažkokius reikia, ne? Šium nerodžiau, bet kiekvienas mūsų produktas turi skirtingus savus lipdukus. Šitie dabar gal nebeatsklijuos. Šitie žiūrėk dabar prilipo gerai. Turėjom problemų, kad atsiklijavo šonai, jeigu ant grublėtos užklijuoji, bet ir ant tos buvo atsklijavo. Jo. Baltas suriukas. Keptas va ir čia jau atsklijuoja. Kol nuvešim ir bus atlipęs. Kur supersilada? Varškytė. Visi šie produktai šiandien važiuoja į turgų Šilutės. Tenai mūsų pagrindinis prekiavimo taškas, trečiadieniais, šeštadieniais. Tai vakare viską paskutinius sūrius susivakumuojam, susidedam viską, susirašom varškė ir susipilstom pieną, susisukinėjam va, kraunamės ir važiuojam. Dabar prasidės grūdimas į šaltkrepšį. Sakau, prasidės dabar grūdimas į šaltkrepšį. Štabeliavimas sūrių. Vovolis. Klausykit. Gražiai. Na ką, miške. Susikrovėm viską, susidėjom, kas reikalinga. Ir lėksim. Vovol. Žodžiu, biškį prašvito, pradžią padarėm. Aš turiu pilną bagažinę bulvių. Man jas reikia išsivežioti. Kai baigsim prekiauti, reikės važiuoti namo dar pasikraut bulvių ir vėl važiuoti į kitą rajoną biškį. Žiemos darbai va tokie pagrindai ir yra. Šiuo atveju tai va pardavimas produkcijos. Tai, žodžiu, nerodžiau ilgą laiką viso proceso, kaip čia mums ta sūrinė, kas čia pasisekė, kas nepasisekė, nieko nepapasakojau. Kažkaip bandžiau filmuoti iš tikro, kaip vyko gaminimas, bet kai Rokui nėra nuotaikos, tai geriau nefilmuoti, nes nervuojas, nepavyksta kas nors, man tiesiog nesiriša kalba. Man turi būti gera nuotaika, gera aplinka, aš turiu būti vienas, kad man ridentųsi žodžiai iš burnos.
normaliai, kad nereiktų perfilmuoti kadrų kelis kartus. Tai pasistengsiu, gal kada parodysiu viską, kaip vyksta pats gaminimas sūrių. Tai šiandieną irgi turim šeštadienį. Tai manau, man kol kas šeštadienis darbingiausias iš visos savaitės. Tai ryte mama atskėlė karves pamelžė, pienuko atsivežėm. Tečiui liko dabar tik susitvarkyt aplink gyvuliukus. O aš dar išvežiosiu bulves. Nuvažiuosiu, vakumavimo popieriaus reikia. Tai jo, mes sūrius vakumuojam, jeigu kalbant dar apie tai, nes kažkaip tas produktas jisai turi didesnę, ta prasme, ilgiau galioja, savaitę laiko. Realiai laikant šaldytuve, jeigu prapjovį tą, vakuumo maišelį prapjovį ir jeigu tu jį atgal suvinioji, tą sūrį įdedi atgal, tai tas sūris virš savaitės iš tikro drąsiai prabūna ir nieko jam neatsitinka. Pats iš praktikos žinau, dar gali drąsiai valgyti, bet ant etiketės savaitę laiko šiaip užrašyta. O sakau, mėgstu ir pats iš tikro pavogti šaldytuvo sūrį, su medum sukirst. Būna vienu prisėdimu visą sūrį sukapoji. O ir šiaip toks vaizdas visai kitas, kokybė, į viską tai remiasi. O jeigu sukti tuos paprastus maistinius popierius, jo, galima, bet nežinau, galiojimas 3 dienos. Be abejo, nesam turėję nei vieno sūrio, kuris išsilaikytų ilgiau negu 3 dienos, nes iš karto parduodam. Bet jeigu ir būtų, nežinau, būtų gaila išmesti iš tikro. Be abejo, yra augintiniai suvalgytų. O ir šiaip turim pasirašę sutartį, kad jeigu atsitiktų taip, kad neliktų, kad liktų produktų ir pasibaigtų galiojimas jų ir neturėtume kur mes judėti, tai tiesiog maisto bankui viską atiduodam ir rami galva nereikia mum išmest. Tai čia irgi pliusą tokį savo užsidėjom. Tai mūsų visa gamyba prasidėjo nuo sausio 1. Jau turėjom, nenori, turi gaminti visą pieną perdirbti, negalim nei litriuko nešti į pieninį, nes tokie yra įsipareigojimai nacionaliniai. Tai, bet iš tikrųjų ir gerai, pagal viską, tai mum to pieno dar kaip ir trūksta, nes yra labai didelė paklausa, o pasiūla žiemos metu yra mažoka, sakyčiau. Nes mažai pieno iš tikro turim, tos karvės, negauna to tokio maistingo pašaro, gauna aišku miltų, šienukas baigėsi, liko keli balti rulonai, reikės pirkti, bet ieškosim, rasim vis tiek kur nusipirkto pašaro. O kai dabar dar vasara buvo tokia nekokia, mažai lietaus, pašaras yra kartus, tai neturi tos maistinės vertės tokias, tai dėl to ir to pieno mažoka. Bet susilaukiam ir tokių kalbų, jeigu trūksti pieno, tai pirk iš kitų ūkių. Čia yra priedas, nežinau, kaip gali ne iš savo produkto gamint produkciją ir vadint, kad tai yra tavo produkcija. Tai niekada nebus mūsų produkcija. Ir kitas dalykas, mes žinom, kaip mes pasimelžiam karves. Plauni papus, nežinau kiek kartų, šluostai, sausini, vėl plauni, jeigu negerai ir vėl šluostai,
aparatus pastoviai plauni su karštu vandeniu, viską įsičiustai, įsipustai, tada tik eini melžt karvę. Nes reikia nepamiršti, kad tai mes atsakysim už produktą, jeigu jam kažkas bus negerai, ar už kažką, ką patys prisidirbsim. Tai apie tą pratęsiant, apie tą pieno supirkimą, tai iš tikrųjų mes ne tokio dalyko kaip supirkti iš kito ūkio pieną ir gaminti negalim. Mes turim iš savo pieno gaminti. Ir šiaip mes nežinom, kaip kiti ūkiai melžia. Paskiau prasideda keistas pieno kvapas, neskanus pienas, kartus, ten dar kažkas tralelė ir panašiai. O savo karvių pieną mes žinom, kaip jas šeriam, kaip jas melžiam, kaip mes tą pieną iškošiam, kaip mes jį perdirbam ir panašiai. Ir žinom, ką turim gale, kokį produktą. Galų gale ir patys tą pieną geriam ir tuos sūrius valgom ir visą. Taip, kad nėra ko verstis per galvą ir supirkinėčiai iš kitų ir įrodinėt, kad čia jau baisiai mandri perdirbėjai. Užtenka pilnai savo, ateis vasara, bus to pieno, visos karvės milšis, bus skani žolė, iš karvės skaityk po pilną bitoną pieno gauni, tai va Jezu, va per akis tikrai užteks ir galvojam, kaip mes spėsim perdirbti, nes reikės man ir į laukus ir taip visokių iki reikalų bus, tai kažkaip reikės spėti. Dieną melšim karves, naktį gaminsim. Tai reikės susidėlioti, nes dabar irgi padedu pagrinde prie vakumavimo, prie šiek tiek sūrių įtrinimo, prieskoniais, ta prasme, prie kepimo, prie svėrimų, prie kainų surašymų, prie etikečių klijavimų, prie pieno pilstymo, prie žodžių visko. Tai va taip po biškį ir sukamės. Tikrai nesigailim, kad pradėjom čia, kai pradėjom įrenginėt dabar iš tų komentatorių, kurie rašė, ką tu čia darai, ką iš čia nesąmonės bandot įrodinėt. Ne vien tik komentatoriai taip sakė, bet dabar aš jiem galiu parodyti didelį pirštą ir pasakyti, kad tikrai nesigailim ir gavom daug geriau negu galvojom, kad bus. Ir jeigu dabar ne tie sūriai, tai galimas variantas, kad jau ūkis būtų parduotas. Arba bent jau reikėtų pardavinėti gyvulius po biškį, nes neišsilaikytume tikrai niekaip. O dabar pradžia buvo labai sunki. Dabar galiu atskleisti, kad krapštėm kiekvieną centą, kad tik kuo greičiau atsidarytume sūrinę ir kuo greičiau pradėtume prekiauti. Nes buvo, atsiprašant, šikna. Tai dabar tik galim pasijuokti iš savęs praeitį, kodėl mes to nedarėm anksčiau. Nu, aišku, anksčiau nebuvo dar sąlygų tokių galimybių. Prisimenu, dar norėjom pasiskolinti iš vienų žmonių 2000 litų ar eurų, nepamenu, kad įsirengt sūrinę. Bet dabar, kai pagalvojom, kai prisimenam, ką mes tada galvojom, tai toks juokas ima. Nes su tais 2000 tai tu tik separatorių ir ten nuperki. Arba sūrių spaustuvą, viskas, daugiau nieko. Jeigu nori normalią techniką turėtų. Tai nežinau. Dabar paramos pinigai ir dar pusę tiek reikėjo savų, beveik tiek sukištų.
kad atsidaryt pilnai, dirbt, funkcionuot. Didelis dėkui Agromedijai be abejo už lipdukus. Bendrai apsitarus, sumaketavus, pavyko išgauti tai, ko mes norim, kad atrodytų ir sūriai gražiai, estetiškai, nes daug ką duoda ir grožis, manau. Tai bele kokio lipduko neužklijuosi, ten kažkokio popieriuko ar kažkokio, nes daug ką ir vaizdas traukia akį. Tai jeigu kam nors kyla noras įsigyti sūrių, visada prašom arba į turgų, arba į namus. Galite atvažiuoti. Yra Lugoborskių šeimos ūkio grupė Facebook'e. Parašysit Lugoborskių šeimos ūkis. Ir išmes, iš logotipo atskirsit. Ir jeigu norėsit, parašysit. Ar kažkokį tai specialų užsakymą padaryt, ten nežinau, 10 sūrių. Būna kitą kartą, kad žmonės iš anksto rašo, sako, va man tokį sūrį sudėt ir paskiau ateina į turgų pasiėma, mes atvežam. Išvežiojimų po namų neužsiimam. Iš pradžių darėm taip, susiradom klientų ir dabar stengiamės to nebedaryti, nes tiesiog labai daug kuro ir laiko užima tas dalykas, tai geriau mums atvažiuoti į turgų ir nuperka. Nu va, mes jau ir namuose. Visas bulbytės išvežiojau, dar dabar einam pasikrauti. Į kitą pusę vešiu. Sūrius irgi visus išpirko, liko ir pieną išpirko, ir sūrius, varškės liko 3 indeliai ir viskas. Tai manau, tam kartui tiek trumpą įžanginį video padariau ir tam kartui užteks. Tai jeigu kas norit sūrių, drąsiai galit kreiptis į namus, atvažiuot ir susitarsim. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.